Ši demonstracija bus parodyta, kaip yra įtraukiamos dviejų objektų ribos į katalogą. Visų pirma, savo darbą atlieka vykdytojas, tai yra baigęs darbą su konkrečiu objektu, jis išsaugo to failo kopiją į serverį, suteikdamas apie jį šiokią tokią papildomą informaciją. Taigi spaudžiam mygtuką išsaugot failą serveryje, užfiksuojam teksto vietą, kuris rodo šiuo metu failo buvimo vietą kompiuteryje ir toliau nurodome nedidelę papildomą informaciją. Tai nurodom, kas atliko šį objektą, šiuo atveju topo nuotrauką. Jeigu tai būtų kontrolinė nuotrauka, galima nurodyti jos tipą. Jeigu tai medžiaga, galima nurodyti, iš kur jinai gauta. Ir taip toliau. Šiuo atveju vykdytojas Andrius Martynas, o brėžinio tipas topo nuotrauka ir spaudžiam mygtuką gerai. Failo pabaigai yra sugeneruojama atsitiktinė skaičių kombinacija tam, kad failų pavadinimai nesusidubliuotų, nes dažnai geodezininkai mėgsta pavadinti failus vienodai, sakykime, užsakovui. Tai va, šita skaičių kombinacija neleidžia failams susidubliuoti. Paspaudus mygtuką Save, failo kopija yra išsaugoma serveryje, taip pat išsaugoma nuoroda į padarytą failo kopiją. Išsaugojo failo kopiją, ją tiesiog uždarome. Toliau turime antrą failą, kurio kopiją irgi reikia išsaugoti serveryje. Tai bus kontrolinė 0,4 kV nuotrauka. Spaudžiam gerai ir vėl spaudžiam mygtuką Save. Objekto kopija išsaugota. Čia vykdytojo darbas yra baigtas. Dabar pasižiūrėkime, kas buvo padaryta su tais dviem failais. Jeigu atsidarysime katalogo aplankus, pamatysim, kad darbų aplanke atsirado du nauji failai. Taip pat ir katalogė nauji atsirado dvi nuorodos į tuos failus. Dabar, sakykime, atidarykime pirmojo brėžinio failą paspausdami ant jo nuorodos. Atidaroma topo nuotrauka. Topo nuotrauka yra atlikta vietinėje koordinačių sistemoje, matom kampe. Todėl apibrėžus ribą ją reikės transformuoti į LKS94 sistemą. Apibrėžiam objektą gaubiančią ribą. Ją pažymime. Ir transformavimui į LKS94 sistemą yra padarytas vienas mygtukas, kurį paspaudus riba transformuojama į LKS94 sistemą, nukopijuojama, atidaromas ribų failas, ta riba yra įterpiama į failą, failas išsaugomas, uždaromas ir grįžtam į pradinį brėžinį. Grįžus į pradinį brėžinį galim jį tiesiog uždaryti, nes jisai mums jau yra nebereikalingas, jo riba yra įtraukta. Grįžtame į nuorodų į brėžinius aplanką. Tam aplanke nuorodą, brėžinio, su kuria ką tik dirbame, ištrinam ir atsidarome antro brėžinio nuorodą. Kartojam analogiškus veiksmus, apsibrėžiam objektą ribojančią poliliniją. Spaudžiam mygtuką, kurį transformuoja iš vietinės sistemos į LKS. Įterpia į ribų brėžinį. Jį išsaugo, uždaro, grįžta į pradinį brėžinį. tą brėžinį mes uždarome, jis mums nebereikalingas. Dabar galime peržiūrėti bendrą ribų katalogą. Tiek vykdytojo, tiek administratoriaus įrankių juostoje yra toks pats mygtukas peržiūrėti įmonės katalogą, kurį paspaudus yra atidaromas Lietuvos žemėlapis LKS94 koordinačių sistemoje. Čia yra visi keliai, miestai su gatvėmis ir jų pavadinimais, taip pat ežeriukai ten, upeliai visokie. Taip, dabar matome, kad įkėlus tą ribų failą atsirado šitos mūsų dvi naujos ribos, viena prie vakarinio aplinkelio, kita Kalniečiuose. Pažymėjus kurią nors iš jų ir paspaudus mygtuką,
yra atidaromas su ta riba susietas failas. Nesvarbu, kad riba buvo LKS 94 sistemoje. Čia matom atidaromas originalus failas, nekeistas vietiniai sistemai, kurį galim peržiūrėti, su kuriuo galim dirbti, pasidaryti jo kopiją geriausiai. Tokiu būdu vykdytojų visas darbas susideda vien tik tai į failo persaugojimą, o administratoriaus į failo atidarimą, ribos apibrėžimą ir išsaugojimą tos ribos į katalogą.